ką, mes ir vėl kelyje lekiame su kemperiuku. Išvažiavom, kadangi savaitgalis, tai išvažiavom truputėlį pasivažinėti. Galvojam, oras neblogas, visai tokia saulutė šviečia ir, šilumos ne ką turim, bet + 10, visai nebloga, viskas gerai. Tai ką, keliaujam truputėlį kažkur čia pas, netoli kažkur, bet truputėlį iš namų pabėgti. A ne? Tai va, sakėm, nežinau, žiūrėsim, kur čia nukeliausim, ką čia pamatysim, aišku. Ką pamatysim ir jums parodysim, kur mes čia keliaujam. O dabar kol kas parodysim mūsų vaizdu. Aha, mano kamera užsidarė. Užsidarius mano biškį kamera buvo, labai atsiprašau. Mūsų Velso vaizdai. Tarp kitko, mes čia pat visur gyvenam, mūsų apylinkių vaizdai. Visai gražus čia pas mūsų vaizdai, kalvotos vietos. Gražu pas mūsų. Nu va, dar jo, kažkaip toksai, pavasaris jo ir, bet dar kol kas niūri gamta, niūri. Bet jau bunda, kai kur šitie medeliai yra su tais baltais tokiais žiedeliais, žinot, kaip vyšnių žiedeliai yra. Tai žiūrėsim, gal kur nors ir bus, bet abejoju, šitam kely nelabai yra. Tokių mūsų medžių kitose vietose, kur tikrai yra labai gražiai jau žydyje. Bet oras neblogas. Kviečia kažkur eiti out, kažką daryti, kažkur kažką veikti. Važiuoti. Sveiki. Lėkti, bėgti ir važiuoti. Va toks mūsų važiavimas vyksta visada. Muzika ir pirmyn. Nebūk rimtas, juokis. Nežiūvauk, juk išmiegojai. Nežiūvauk. Tikrai ilgai miegojai. Leidau jau išmiegoti šį rytą. In half a mile, take the exit. Tavo žodžiuose išgirdau, nežinau, ko gali reikti daugiau, nežinau. Tavo gelmėje akių, save žinau, Take the exit. gyvenimą vėl jaučiu. Pažiūrėkit, kokie vaizdai ir grožiai. Pasuksiu dabar kamerą. At the roundabout, take the 4th exit onto Rigos Road, A4061. Va. Kokios kalvelės priekyje mūsų. Dabar truputėlį pasikavos, kadangi aplinkui žieduką reikia apvažiuoti. Bet tuoj pasirodys mūsų vaizdai gražieji. Tarp kitko, čia yra pietinis Velsas mūsų, kur mes gyvenam, o čia apylinkės, tai netoli Svansėjos. Onto Rigos Road. In 50 yards, at the roundabout, take the first exit and stay on Rigos Road, A4061. Exit the roundabout onto Rigos Road. Vadinam čia Nytorėja, vadinasi. Va čia takas. Continue on Rigos Road for half a mile. Va, dar truputėlis jums vaizdų. Dabar kilsim į kalną.
aukštai. Čia yra trasos, kur galima nusileisti, kaip paukštis nusileisti, kaip ziplainas vadinamas, taip. Pasikabini ir kaip paukštis skrendi. Gražus vaizdukai, čia va iš šono irgi kaip gražiai kalvotas. Jo, jau čia kylam į kalniuką. Turim gražių, čia mes vietovių labai gražių turim. Oi, netausis kai krenta. Išsižiūt reiks. Ai, va, ten toli matosi ziplaino, va, šitą liniją. Linija nukirpta prasme. Va, ziplaino. Mes kilsim aukštai ten į kalną. Kylam, tuoj bus posūkiai, pažiūrėsim kaip važiuosim, žinokit, pirmą kartą su savo kemperiu važiuojamės į šitą kalną. Tai nežinau, kaip čia mums pasiseks, pažiūrėsim. Toks kaip ir iššūkis mums. Oras yra nuostabus. Tikras, žinokit, pavasaris jau jaučiasi. Nu, apie stiklą tai aš tyliu. Nekreipkite dėmesio, kai žiūrėsit mūsų video gerai. Į stiklą nežiūrėkit. Stengiuosi biškį nusukti, bet kartais vis tiek išauksta tos dėmės tokios negražios. Kažko neaukėsi, kažko lyg lietutis kaupėsi. Nu, gal tikiuosi nepradės mumyti tą kalną. Va, dabar bus staigus posūkis į kairę. Atsibudo ir motociklininkai. Išlėkė į kelią. Nu, pažiūrėk, koks čia posūkis. Suk, vairą suk. Iki griovį neįsim ten parodyti. Aha, o dabar važiuok, kur pakilom. Va, toksai vaizdas jau. Gražu, ne? Atvažiuokit pas mus į svečius, pavažinėsim. Tai va, kylam ir pažiūrėsim, kai užkilsim, parodysiu, kur mes užkilom. Dar kartą parodysiu šono, pažiūrėk, kaip gražu. O, eglutės užstojo. Kylam. Nu, pabūkim kartu, kol užkilsim. Čia tikrai nedaug yra to kilimo, bet pakankamai stačiai kylam. Šiaip visada šitoje vietoje sniego yra. Ir dabar šilumos čia turėtų būti, tik 6. Papėdį buvo 10, o čia 6 bėra. Nu va, ką ir užkilom jau. Esam vietoj. Nu va, užkilom. Pažiūrėkit, kur mes esam. Kokioj grožybei. Palipsiu truputėlį aukščiau, parodysiu van, tai pačioj žeriukas matosi. Tai va ten apačioj, kur važiavau, ten galima dar važiuoti. Kas čia per grožį, žinokit, ir labai gražu. Gamtovaizdis nuostabiai gražus. Žiauriai gražu. Kažkas irgi su kemperiuku atvažiavę yra.
Va ir tolimoje ten matos ziplainas. Tai va per patį tą ežeriuką tu ir nusileidi to ziplainą. Šičia dar yra. Nežinau, kam čia tie uždėti. Čia gal mirę žmonės čia yra ar kažkas, aš net neįsivaizduoju. Bet pasudėta daug gėlyčių ir čia kažkas turbūt ir matyti žmonės mirė ir va, tiesiog visą pakalnius, pažiūrėk, kiek čia ir tų, kiek čia gėlyčių, kiek čia visokių tų, tikrai čia matyti, ne žmonės yra. Nusirita žiemų. Ar yra žiemų nusirita žmonės, ar čia tiesiog, nežinau, net neįsivaizduoju, bet jeigu jau kryželis, tai aš manau, kad čia ir mirė žmonės. Įdomiai. Kažkaip tai. Tai va. Tokie vaizdai. Bet žinok, tai šalta. Einam atgal į kemperį, viskas. Bėgam. Va, dar truputėlis vaizdų toliau važiuojam, nes ten kaip ir matėt stovėjo kemperiukas. Kemperiukas mums vaizdą buvo užstojo, žinokit. Tai sakom, važiuojam į kitus kalnus, gražių vaizdų. Tad norim pietus pavalgyti. Tai va, ir važiuojame į kitą vietą ieškoti, kad būtų geras vaizdas, gražus vaizdas. Pietus valgyti. Nu, blina, hai lauką, buvom išlipę, va, jėga šalta. Nu, ko reikia norėti ant kalno viršūnės užvažiavę, vis tiek, kaip būtų taip, jokio nėra tų tokių, kad užuovėje būtų kažkokia ar kažkas toksai vis tiek. O, motociklininkai duoda, lekia, laksto. Vingis ant vingio. Niekur čia nepaskubėsi. Ne. Kaip krenta ausis. Žiauriai krenta ausis, bet nieko. Va, kažkiek matot, tarp kalnų kaimelis įsikūręs. Matosi stogeliai. Nu, dabar ir priekio matosi, jisai pailgas jisai visą, žinokit, ir ne tai, kad būtų taip vienoj kokioj vietoj, bet taip tos ilga linija kaimelis įsidėstys. Nu, va, važiuojam pačiam tam miestelį dabar. Jau beveik baigėm jį pervažiuoti visą. Truputėlis vaizdų iš miestelio. Anglijos traukiniai namukai. Kaip kai kas vadina. Tuos namukus. Sujungti viens prie kito, duris prie durų. Ir dar prie gatvės. Ir dar prie gatvės, taip. Dar neišėjams į gatvės. Nu, dar kažkiek tai jo, yra kažkoks dar kiemeliukas dar, o kiti yra iš vis jau prie pat gatvės yra, taip. Ale, mašinų tokiam atrodo toks mažiukas kaimiukštis, bet mašinų pilna. Kai reikia prasilenkti, nieko gero. Gerai, kad mano vyras patyręs vairuotojas su vanais. O aš tai jau nieko gero būčiau. Nežinau, kaip čia būtų man. Kur psėčiau čia. Nu, bet čia 20 ir važiuoti galima. Tai va. Babas.
pabas. Kur pabas? O, tikrai pabas. Nedirba dar kol kas. Dar anksti turbūt. 3 valandą pats laiks pinti. 3 valandą pats laiks pintą gerti. Jo, vakar vienus tokius žiūrėjom per YouTube. Sako, o, jau 3, sako, pats laikas eit pintą išgerti. Keliauninkai irgi buvo. Ai, ne, ten gal Airija jie buvo. Airija. Jie jau, kažkas tai toks. Ne, jie buvo Anglijai. Airija pažinėjai. Jie In buvo. 200 yards, turn right onto Station Road, Galbūt. A4061. Galbūt nesiginčysiu šiais įkį. O galėčiau pasiginčyti. Vakarį rodyčiau. Aišku, tai va. Turn right onto Station Road, Jisai fainas A4061. miesteliukštis, žinok. Tikrai fainas toksai. Tokis fainas toksai jisai. Pailgas, sakau, visas. Atrodo viena pagrindinė gatvė ir viskas, ir daugiau nieko. Hospaiske. Čia suvenyrų. Ne, aš abejoju, kad čia Čarito yra. Čarito. Čarito parduotuvėlė čia. Padėvėti visi visokie daiktai, rūbai, viskas. St. David's Hospaiske. Community shop kažkokia tai yra. Prieki Icelandas. Pusgaminius pardavinėja. Kur mes neapsipirkinėjame. Ne. Kažkaip nemėgstu šio. Mėgstam naminis kotletus. Jep, Arba lašinus. patys gaminam. Tai man. Nu, lekiam toliau. In half a mile, turn left onto Čia Pentooan Road, miestelis ir baigėsi. A4061. Jau iš jo išvažinėjom visiškai. Kylam į kalnus. Continue on Bulkwai Cloud Road for 3 miles. Kylam į kalnus. Rodo dabar vėl toliau, kur mūsų kalnai bus dabar, kaip kas kur ką. Čia vaizdai irgi, žinokit, gražus, labai neapsakomai. Ten, kur mums išvažiuoja. Mm? Ten, kad būtų našis viršaus. Va. Va, kaimelį išvažinėjom, šitas kaimelis, kur buvo biški matęs. Nu jo, lango švarumas nekoks, nu bet tu ką padarysi, yra kaip yra. Jo, kilsim ten į to kalno viršūnę. Ten turėtumėm pietus turėti. Kažkur tai ten. Nu, aš manau, kad rasim gal vietelę. Ten ir tų kišenių daugiau. Oi, kaip saulutė šviečia gražiai. O, Jėzu, net matyti nebeina. Kas? Valo langus. Oi, kas čia dabar? Vanduo po apačiu pasidavė. Nu va, užkilom ant kalno, kaip matos, tas kaimelis nu, tai paliko apačioj. O mes su visais tais keliukais kilom ir užkilom. Va, mes užkilom. Mūsų kemperiukas kilo ir užkilo. Va, vaizdai aplinkui tokie. Čia daugiau pievos tokios, o čia kalnai, kalvelis. Super. Štai ir aš šitam gražiam vaizde.
dabar einam pietų valgyti. Prašom, kas norit prisijungkit. Nu ką, kemperyje taisom pietukus, ane? Taisom pietukus, kai kas ten tai scrollint telefoną, bando prijungti prie televizoriaus, o mūsų pietukai kiaušinukai verda. Pietum turėsim kiaušinis. Nieko baisaus, skaniai irgi. Nu, o staliukas beveik paruoštas mūsų tenai. Aišku, vienkartiniai indai, žinokit, kad greitai būtų tik šiukšlinį sumetėm, viskas vėl tvarka ir ramybė, vėl viskas paliekam, viskas švariai tvarkingai. Tai va, o kas daugiau, nieko, atsistojom, kaip ir, parodys, kaip ir rodžiau, ne, kur kokio vietoje mes atsistojom. Va, labai gražiai vietų žiūrėk per langelį, va, kokie vaizdai mum yra. Nu, laukiam, kol mūsų kiaušinukai išvers ir einam valgyti. Labai jau valgyti noriu. Ne vieną aš turbūt. Šiandien pusryčių nevalgiam, tai sakom, varom kur nors kažko pietus pavalgyti. Tai va, dabar turėsim biškį pietus kemperį. Nu va, štai ir mes. Gerai, einu toliau viską tvarkyti. O jūs žiūrėkit, kaip mes toliau, ką mes toliau darysim. Aišku, pietus valgysim ir taip toliau. Toj kavytę taisysiu, einu už vandenuką uždėti kartą. Ai, išlipau vos. Vos tai atsikračiau to tuktukeriaus. Aš nežinau, tokie įkyrus. Ir mums čia atvež, bet man savo paskiau siūl visos dienos paslaugas. Tai po to sak nuvežk čia, po to čia. Tai jo, atvažiavau dabar prie Indijos vartų. Čia pasirodo, nu, ir tokie varta, Indijos varta. Labai panašių vartų yra ir Europo. Triumfo arkas. Kažkas tokio. Ai, čia dar jūs stalčius. Net žinau, kas tas bėga. O, turiu. Pažiūrėjau, Google Maps 200 000 atsiliepimų, tai... Va, kokį mes čiainiką Nes turim. daugiausiai įvertins čia šitą dėlį objektą. Tai parks. Kokį didžiausias. Pilam vandenuką. Nu, aš vadinu bažnyčiom. Monėjimo jauniau. Ir kito pusė ta varta. Einam tus vartus pažiūrėti. Picture. Wait, I want the picture also. Fotkina, aš noriu čia. Vieną ranką čia. Pasidarė man draugėl, tai draugiška. Aš ją su kameru primoniu, ir prie su kameru. Picture. Šiaip dar vienas toks keistas dalykas, kad aš iš tikrųjų vienas pats su šortas. Biškų durna jautus. Absoliučiai vis žmonės ir su kelniam. Tai nežinau, reiks gal man pradėti nešėti kelnis. Nu, nes kažką, Vandenuko užteks, tikrai. Vienas pats kaip klonas tas šortas. Daugas bando fotkint su fotikos atsistojant. Fotkinai paskiau pinigų prašau, o aš tak žiūrėjau, kad gerą nuotrauką padariau. Tiesiog bet ką, nufotkint iš nugaros arba iš šonų. Nesumas. Tarp kitko, atseit labai užterštos, bet tikrai ne vien žmogus nevaikšt su kaukiam. Bet atseit ir medicininis kaukis net nelabai padeda, tai tiesiog vis var, bet ką paaišku pasnučiu kasdienybę. Pavyks. Tas užterštoms. Taisau. Now we have very clear. No money, sir. Only check this. What? Vendamis kavytis. Nebreikia jau nuo televizorių. O pienėlę pasiimam. Yes, I know. Tai va, Parduotuvį pravažiavo. kavytė bus be pieno. Oh, nice. Prie Indijos vartų. Ne, neturim ko, ne to daug kartų. Sit here. Bet pažiūrėk, čia ta geltonė lempelis tiek dega, ne? Pauliau, Gal она čia krauna. Panelė. iš žaliavlyčių. Kažkas tai.
Nu, aš galėsiu be cukraus gerti, tai nežinau. Ko be cukraus, be pieno. What is that? O tau kaip nežinau. Be pieno? Nu, O mes neturim nei to tokio. ne, neturim ne to pieno. Viskas, jei nori. Reikia pieno miltelių tų nusipirkti, bent jau galų gale kada nors įsigyti. Nu, ko jūs taip tokie sveiki? Tokia yra. 16 kelionės dieną. O, ir sukonektinai, ne? Ką? Happinest. Kas čia? Kur aš pirkau Tai va, supratau. Menka šiluma, ką? Apsirenki. Menka šiluma, ar sustrikti ar vaikščiot kemperį, nebjaukink, svieta. Vanduo išleisti, sveiki, nebus šiluma. Ne, aš nieko nesakau, gindė, bet taip sakau, kad taip jau. Ja. Nu, kadangi mes tik keliom valandom išlėkėm su kemperiu, tai čia nėra ko pildyti sistemas. Ok, jau kiaušinukai pradėjo burbuliuoti, virti, tuoj valgysim. O, suniukas parėjo namo. O mažiuk šaukščiuk, mažiuk neturiu. Suniukas parėjo namo. Va mažiukas, vienintelis į kavą įdėsi. O kaip čia, tik vien? Tik parnešiau atgal į kambarį, mums reikia daugiau šaukščiuk kambarį. Nieko baisaus, reikia nusipirkti normalį šaukščiuks į kemperį. Aš klaus, ko reikia? Nereik. That's pet reception, a big Ir čia ko tau paškytys. and Kitaip no niekaip kitaip tais big, nesustabdys. obviously, because we've got to get in. And had a very, very quiet night. Aš manau, aš noriu. Aš irgi pusryčių nevalgysiu kaip Jūs tik ten pavalgyti. Jep. Nu ką, mes jau ir po pietų lekiam link namukų. Tai va. Ai, pavalgėm labai skaniai, pietų persvalgė. Aš tai persvalgiu, nežinau, tas kaip tu. Persvalgė. Nešilta toks tas striukė, ką? Ne, kas, priims, Laukiu vės šalta, dabar laukiu šilumos yra Šalta, 4 šalta. tiktai. Plius 4 šilumos, įsivaizduoju čia kalnuosi. Va, taip. Nu va, tai va. Ką, lekiam namo? Link namo, nu ir dabar dar parodysiu truputėlis vaizdų. Ui, ai, po mašino vanduo teško, blin toks įdomus garsas buvo. Nu va, truputis vaizdų dar mūsų kelionės. Mūsų kelionės vaizdų. Pažiūrim, ką matom. Kalnai, kalvelės aplinkui. Tokie apsiniauki langšvarsa, ne? Nu, kad apsiniauki, taip ir nieko, ką tas langas? Jau švarus dabar, nu. Kai saulė švietė, nieko gero nebuvo. Tragedija. Tai va. O. Nu va, lekiam, kalmum, pakalnim. Dabar jau leidžiamės į pakalnį, link namų. Grįžtam kitų kelių. Jo, vienu keliu atvažiavam, kitų keliu parvažiuojam čia dabar. O, lėtai garsai įdomus, plastika banguotas, tai duoda. Tokius įdomus garsus leidžia. Galas mūsų. Nu va. Vandens nebiškinė. Sistema Va. dienai paruošti, išleisti. Kai miukštis. O, saulutė, ateik čia, sakė. Va, aš jum ir pasirodysiu, va. O jas, va, koks laikas pavyzdžiui. Aina, pekla. Tuoj užvažiuosim už kalną. Tuoj už kalną užvažiuosim, nebesimatys vėl. Matom, kai miukšti. Vėl
kalniai. Nu ir turbūt visi tie gražus mūsų vaizdai ir baigsis. Nes jau čia toliau prasidės kaimeliai, tokie daugiau, bus dar iš tikrųjų, nebus dar gražių vaizdų, žinokit, bet tas toksai, ką žinau. Žiūrėsim. Jei kas gražaus bus, dar įjungsim, parodysim, susitiksim, ane? O tai dabar tiek kol kas iš mūsų kelionės. Va, vėl važiuojam. Kaimeliu, bet čia labai trumpas toks kaimiukštis, toj baigsis viskas čia. Siauros gatvelės. Ne. Dar truputėlis vaizdų. Kelionės. Ne va ir toks. Kiek čia mes galim pasakyti tą spindulį, koks čia mūsų tas spindulys panašiai vyko važiuoti. Nuo mūsų namų. Koks 40 mylių nuo mūsų namų. 60 mylių šiandien. Aplinkui tas tas. Nu. A vis dėlto iš 100 kilometrų? Ai, nu jau. O kokie nameliukai, matos, tokie žemės. Fainulikos. Laukinė gamta. Gražu. Tikrai gražu. Dar vienas kaimiukštis. Pravažiuokim irgi kokiais gražiais vaizdais. Bet jisai daugiau jisai duodasi į dešinę pusę, reikia nusukti patį miestelį, o mes pravažiuosim šalia. Dar pakankamai toli reikėjo važiuoti to tokio miestelio. Aha, kemperiai čia stovi, čia gal kažkoks tai susivažiavimas. Ai, čia pabas kažkoks yra, galbūt. Pabas sulėkė, chebra. Išsukti neįmanoma, žinokit, va. Mašinų pristatyta, nes, žmonės kiemų neturi. Reikia statytis ant gatvės. Ką darysi? O ką darysi? Nieko nepadarysi. Nieko nedapadarysi. Yra kaip yra. Turbūt šiai dienai galvoju, gal ir užteks tų visų vaizdų, kažkiek tai kiek galėjom tiek parodėm, ką galėjom tą parodėm iš mūsų biškį kelionės, trumpos mūsų kelionės, savaitgalinės, šeštadieninės. Tai va, turbūt ir iki visiems. Oi, pasirodysim abu su tatuku ir sakysim, kad ate visiems ir iki kitos susitikimo su jumis. Ar ne? Ate. Visiems ate. Sakytat, kad ate. Like, subscribe. Va būtent, jeigu patiko, paspauskit. Kiek nepakiek. Like. Ir subscribe-inkit mus, kad matytumėt mus. Tikiuosi, kad tų kelionių bus tikrai daugiau.